Nepamirštamą pažintį su kultūros paveldu ir dvarų istorija siūlo Bistrampolio dvaras, Panevėžio rajone. Visi čia gali lankyti unikalų 19 amžių menantį dvaro ansamblį, pasivaikščioti po parką, susipažinti su turtinga dvaro istorija. Visas Bistrampolio dvaro kompleksas yra pritaikytas specialių poreikių turintiems žmonėms. Įrengtas pandusas leidžiantis patekti į centrinius dvaro rūmus. Norintys apžiūrėti antrojo aukšto ekspoziciją yra keliami keltuvu. Buvusiame dvaro vežiminės pastate visi pirmojo aukšto kambariai pritaikyti specialių poreikių turintiems žmonėms. Šeimos su mažais vaikais taip pat nėra pamirštos. Viešbučio kambariuose specialios lovelės kūdikiams, restorane kėdutės, o lauke vaikų žaidimų aikštelė. Bistrampolio dvaras atviras parodoms klasikinės muzikos vakarams. Buvusiame dvaro žirgyne įrengta moderni 400 vietų koncertinė salė, kurioje kiekvieną vasarą vyksta Bistrampolio festivaliai, sulaukiantys vis daugiau svečių iš Lietuvos ir užsienio. Rūmų salės įrengtos be jokių slenksčių, taip kad judėjimo negalią turintys žmonės galėtų pasiekti visas ekspozicijas. Dvaro erdvėje rengiamos neįgaliųjų vaikų ir šeimų šventės, stovyklos. Čia vyko tarptautinis teatrų festivalis, kuris subūrė neįgaliųjų grupes iš 6 šalių. Šiuo metu rekonstruojami senieji tvarto ir kluono pastatai. Plačios durys veriasi į modernų žirgyno kompleksą. Erdviame pastate nuo vasaros karščių jau slepiasi pirmieji žirgai. Atviras, jaukus ir svetingas. Toks Bistrampolio dvaras pasitinka kiekvieną keliautoją.